Vilniaus knygų mugės metu buvo surengtas Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdomos programos Gyvoji biblioteka renginys. Čia mugės lankytojams buvo suteikta galimybė paskaityti gyvasias knygas. Bibliotekos lankytojas ateina ir tam tikram laikui pasiskolina knygą. Perskaitęs knygą, lankytojas ją grąžina į biblioteką ir jeigu nori, gali pasiimti kitą. Tarp paprastos bibliotekos ir gyvosios bibliotekos yra vienas skirtumas. Knygos gyvojoje bibliotekoje yra žmonės, o skaitymas – pokalbis. Gyvosios bibliotekos tikslas yra suteikti galimybę žmonėms, kurie neturi laiko lankytis įvairiuose žmogaus teisių ugdymo seminaruose, renginiuose ir panašiai, akis į akį susitikti su tais, apie kuriuos kalbame, apie kuriuos kalba žiniasklaida, apie kuriuos kuriami anekdotai ir sklando įvairiausi stereotipai. Tiesiog, kad su jais galėtumėm akis į akį susitikti, pabendrauti ir patikrinti tuos stereotipus. Gyvoji biblioteka, pavyzdžiui, lankėsi ir Seime, ir dalyvauja ir festivalių metu, kaip Roko naktis, Be Together ir panašiai. Ir dabar pradėjo lankytis ir mokyklose, taigi atsiranda vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie apie tai kažką girdėjo. Projektas suteikia galimybę susitikti ir pasikalbėti su žmonėmis, apie kuriuos yra sukurta daug stereotipų, kurie dažnai patiria diskriminaciją ir atskirtį. Gyvojoje bibliotekoje gali apsilankyti visi, kurie nori susitikti su savo stereotipais ir išankstinėmis nuostatomis, ir visi, kurie nori paskirti 20 minučių savo laiko šiam ypatingam patyrimui. Skaitytojas gali pasirinkti pašnekovą, užduoti jam rūpimus klausimus ir išgirsti atsakymus. Tai galimybė pasikalbėti su žmogum ir matant, ko konkretus žmogus nesupranta, tiesiog per tai bandyti kažką paaiškinti, nes kalbėti abstrakčiai, skaityti paskaitą, tai nėra tas pats, kas kalbėti asmeniškai su žmogum ir matyti, kas jam konkrečiai neaišku. Tai kas man labai įdomu, tai būtent tas kalbėjimas su konkrečiu žmogum. Ir matyti jį kaip asmenybę, ir man tai yra įdomu labai. Gyvosios bibliotekos projektas yra įtrauktas į Europos tarybos žmogaus teisių ugdymo programą ir jau buvo išbandytas daugelį Europos šalių. Lietuvoje šis metodas aktyviai taikomas jau 5 metus. Linkime, kad gyvojoje bibliotekoje vis daugėtų knygų ir jų skaitytojų.